Sveiki, aš esu Greta, Nojaus mama, auginu 3 vaikučius, ilgą laiką gyvenome Anglijoje ir grįžome į Lietuvą, kur gimė Nojus. Netikėtai Nojus gimė rugpjūčio 6 dieną anksčiau laiko ir turėjom trupučiuką kvėpavimo problemų, bet Nojus sustiprėjus, grįžome namo, deja tenai jau subuvome neilgai. Nojus tiesiog pradėjo nustoti kvėpuoti, teko kviesti greitąją pagalbą ir taip atsidūrėme Kauno klinikose. Ir grįžome namo, bet namie taip pat vėl neužsibuvome ilgai, nes Nojui vėl prasidėjo priepuoliai, kadangi daktarai prieš išleidžiant namo pamanė, kad tai yra virusiniai infekcijos padariniai. Mes grįžome namo be diagnozės. Dabar tokia situacija, kad Nojus dar vis nustoja kvėpuoti. Turime priepuolius, kurie yra labai panašus į epilepsiją, bet epilepsija yra nenustatyta. Jam būtina yra deguonis, po priepuolio atsigauti būtina deguonis ir taip pat vartojam vaistus, kurie jam padeda trupučiuką praminti jo visą nervinę sistemą. Reikalingas taip pat yra specialus maistukas. Su maitinimo istorija Nojaus trupučiuką keistoka. Aš Nojų maitinau pati 3 mėnesius, kol jisai gulėjo reanimacijos skyriuje. Bet pažiūrėjus, kad Nojaus situacija blogėja su žarnynu, atlikome alergijos tyrimus ir gavosi taip, kad atsakymai, kad Nojus yra alergiškas mano pienui. Tada prasidėjo kiti tyrimai mišiniams. Tai galim kol kas gerti tik tai šitą mišinį. Tikrai labai norėčiau padėkoti visiems žmonėms, kurie liko neabejingi svetimam skausmui. Norėčiau padėkoti Rimanto Kaukėno fondui ir taip pat Kauno klinikų personalui. O galbūt kažkada mes grįšime.